Sveiki gerbiami Forex prekiautojai. Šiandien mes pakalbėsime ir išnarpliosime prekybos sistemą, kuri vadinasi Another Simple System. Išvertus iš anglų kalbos, tai dar viena paprasta sistema. Ši strategija sulaukė didelio populiarumo viename didžiausių Forex forumų, anglų kalbos segmento forumų Forex Factory. Tai yra pats didžiausias turbūt forumas Amerikoje, galbūt ir pasaulyje. Štai matome šią strategiją pažiūrėjo 3,5 milijono žmonių ir yra palikta virš 21 000 įrašų. Iš tikrųjų skaičiai įspūdingi. Strategijos populiarumo lėmė turbūt du dalykai, kad ši strategija yra paprasta ir kartu tuo pat metu yra pelninga. Strategija derina kainos judėjimą kartu su indikatorium, kuris filtruoja signalus, ir viskas parengta tokiu būdu, kad įėjimas į rinką būna maksimaliai nepavėluotas. Netrukus mes to įsitikinsime. Strategijos charakteristikos. Strategija skirta platformai MetaTrader. Valiutų poros yra euras doleris ir svaras doleris. Laiko intervalas M15. Tai reiškia, kad prekyba vyks dienos bėgyje, dienos laikotarpyje, ir prekybos laikas Londono ir Amerikos sesijos pradžia. Londono pilna sesija ir Amerikos sesijos pirmos 2-3 valandos. Reikia pasakyti, kad būtina sulaukti būtent Londono sesijos pradžios, kad mes matytume trendą, o ne kažkokius ten neaiškius apgaulingus judėjimus. Tai yra, sulaukėme Londono pradžios, 10 minučių nuo pradžios, kad jinai jau vyktų, ir tada jau galime ieškoti įėjimų į pozicijas, atidarinėti orderius ir taip toliau. Taigi sistemos instaliavimas labai paprastas. Atsisiųstus failus kopijuojame į papkę, kur instaliuotas mūsų terminalas. Būtent įmetame čia, sutinkame su pakeitimais. Pas mane, kadangi sistema instaliuota, aš antrą kartą to nedarysiu. Atsidarome mūsų terminalą. Dešiniu pelės mygtuku pasirenkame šablonai ir Another Simple System. Bendras sistemos šablonas yra toks, bet pradžioje aš noriu parodyti, kaip grafikė atrodo būtent indikatorius TDI atskirai, kadangi jis yra bene svarbiausias strategijos elementas. Ir mes pasižiūrėsime, pakalbėsime apie jį atskirai. Aš jį krausiu ant tuščio grafiko. Pats indikatorius vadinasi Traders Dynamic Index. Mes naudosime šio indikatoriaus supaprastintą versiją, bet aš parodysiu, kaip atrodo pilna versija. Apie jį truputį pakalbėsime, paskui pereisime prie paprastesnės versijos, sutrumpintos, kurią ir naudosime. Taigi, aš įstačiau indikatorių TDI ant grafiko ir atrodo jis sudarytas iš tokių spalvingų linijų, panašių į Lietuvos vėliavos spalvas. Ką jos reiškia kiekviena linija? Taigi pradėkime nuo žalios linijos. Žalia linija yra ne kas kita kaip indikatorius RCI. Jis yra žinomas kaip terminalo MetaTrader 4 gimtasis indikatorius. Ir štai šone matome tokias gradacijas 50, 68 ir 32. Atitinkamai, jeigu RCI linija yra aukščiau 50,
lygio, reiškia rinkoje dominuoja pirkėjai. Jeigu žemiau, reiškia dinamika pardavėjų pusėje. Raudonoji linija yra paprasčiausia slankiojo vidurkio linija, pritaikyta RCI indikatoriui. Tai toks supaprastintas, suapvalintas variantas, kad parodyti bendrą trendo kryptį. Mes naudosime šių linijų persikirtimus signalo filtracijai. Taip pat žiūrėsime, kur linija yra. Ji turi būti tarp lygių 32 ir 68. Tai būtent jeigu raudona linija yra žemiau 32 lygio, reiškia rinka yra perpardavimo zonoje, atitinkamai jokių pardavimų signalų mes nežiūrėsime, nesvarstysime, o žiūrėsime tik pirkimus. Ir atitinkamai, jeigu raudona linija bus aukščiau 68 lygio, reiškia rinka yra perpirkta, todėl svarstyti pirkimus yra pavojinga, kadangi kaina greitų laikų gali apsisukti. Centrinė geltona linija, vadinasi market baseline, ji rodo bendrą rinkos trendą. Jei pažiūrėsime į kainą, ji beveik eina lygiai su kaina, gal šiek tiek vėluodama. Taigi ji rodo bendrą kryptį rinkoje ir atitinkamai, jei yra virš 50 lygio, dominuoja pirkimai, jei žemiau pardavimai. Na ir jei virš 68 lygio, rinka yra perpirkta, jei žemiau 32 rinka yra perpardavimo zonoje. Tačiau mes geltonos linijos nenaudosim. Kodėl? Todėl, kad mūsų laiko intervalas yra M15, 15 minučių grafikas, todėl naudos jinai mums neduos, daugiau trukdys, kadangi jos parodymai bus vėluojantis ir 15 minučių grafikui jinai netinka. Tačiau jeigu jūs sugalvosit, tarkim, šį indikatorių pritaikyti kažkokiai savo sistemai, savo strategijai, tai jūs pilnai galite jį naudoti, jeigu jūs dirbat, pavyzdžiui, 4 valandų grafikė, tai šitas indikatorius geltona linija puikiai tiks. Na ir paskutinė indikatoriaus dalis, tai yra kintamumo linijos. Na, kas dar vadina volatilumo linijos, nežinau kaip lietuviškai teisingiau vadinti. Kintamumo linijos jos matosi tokios mėlyna spalva plonos linijos iš viršaus ir iš apačios, panašiai kaip Bollingerio linijos, jos taip padidėja, kai rinka aktyvi ir susitraukia, kai rinka ramybės būsenai, nėra kažkokio ypatingo judėjimo. Šitom linijom galima prekiauti ant pramušimo, tarkim, jeigu RCI linija kerta į viršų arba į apačią, ir galime gana anksti pastebėti signalą. Štai RCI linija pramušė, mėlyna linija, kažkoks tai trendas eina į viršų. Taip pat galima naudoti išeinant, uždarant poziciją, kai kintamumo linija kartu su RCI yra žemiau 32 lygio ir, tarkime, mes turime pardavimo poziciją. Todėl, kai tik tai RCI kerta iš apačios į viršų mėlyną liniją, mes uždarome orderį, kadangi labai daug šansų, kada kaina gali apsisukti. Na štai, o čia mes matome TDI supaprastintą variantą. Mes naudosime tik tai žalią ir raudoną linijas. Tai žalia yra RCI ir slankusis vidurkis, slankio vidurkio linija. Ir žiūrėsime, kada jos persikerta. Taip pat žiūrėsime, kurioje lygio vietoje jos yra, ar aukščiau nei 68 lygis, ar žemiau negu 32. Taip sakant, mes žiūrėsime, kokia kainos dinamika vyrauja rinkoje, ar vyrauja perpirkimas, ar perpardavimas. Taip pat pas mus arsenale
Jeigu įsijungsime dešinį pilies klavišą, pasižiūrėsime indikatorių sąrašą, mes matysime, kad turime prekybos sesijų indikatorių, kuris vadinasi JFE Trading Times. Jisai rodys, kada atsidaro Londonas ir kada atsidaro Amerika. Na ir mes žinom, kad po Amerikos mes turime savo dispozicijoje keletą valandų, kol dar yra kainos kintamumas, kainos volatilumas, nes vėliau rinka pasidaro horizontali, pasidaro rami, prekyba pasidaro nebeįdomi, todėl geriau yra palaukti kitos prekybos dienos. Prekybos sesijų indikatorius nustatomas labai lengvai, jums tai reikia įrašyti, kada atsidaro Londonas ir Amerika pagal jūsų brokerio laiką. Jeigu jums rodys netiksliai, kaip tai padaryti, kaip sužinoti, kada kokį laiką nustatyti pagal jūsų brokerį, kada atsidaro Londonas ir Amerika, galite sužinoti paskaitę straipsnį mūsų portale apie prekybos sesijas. Aš tiesiog nenoriu kartotis, yra parašytas straipsnis, įrašyta video, ten viskas smulkiai išaiškinta. Taip pat bus naudojamos Heiken ašį žvakės, jų savybė yra dabartinio trendo parodimas. Taip pat yra apvalių lygių indikatorius Round Numbers, kuris rodo apvalius lygius, tokius kaip 13200, 13250. Na, kai kaina dažniausiai atsiremia į šios lygius, kadangi didžioji minė atkreipia juos dėmesį, dažniausiai yra uždaromos pozicijos ties tais lygiais, dažniausiai kaina atšoka nuo tų lygių ir taip toliau. Mes atkreipsim juos dėmesį kaip į potencialius lygius. Pačioje mes turime indikatorių TDI, apie kurį jau smulkiai pakalbėjome. Taip pat turime slankią vidurkio liniją, 10 dienų periodų eksponentinė slankio vidurkio liniją. Mes ją naudosime kaip triggerį, kaip signalą įėjimui. Taip pat turime 200 dienų slankią vidurkio liniją. Na, gana žinoma ši linija, kas žiūrėjo mūsų praeitus video, jau turbūt yra girdėję apie ją, mes ją aptarinėjome. Tačiau ten strategija buvo dienos grafikė, o čia iš esmės 15 minučių grafikė, 200 linija mums bus kaip ekvivalentas 50 dienų linijos slankiai vidurkio linijai H1 grafikė, valandos grafikė. Taip pat mes arsenale turim 800 dienų slankią vidurkio liniją, kuri yra nekas kita kaip 50 dienų vidurkio linija H4, 4 valandų grafikė. Tai yra tokie horizontalūs lygiai, kuriuos mes atkreipsime dėmesį, kai fiksuosime pelną arba statysime stopą. Jei, tarkime, priekyje kainos bus kuri nors šių linijų, išskyrus 10 dienų, o 200 dienų linija mums kaip trendo filtras. Jei kaina bus žemiau 200 dienų linijos, tai mes svarstysime tik pardavimus ir atitinkamai, jei kaina bus virš 200 dienų slankios vidurkio linijos, mes svarstysime tik pirkimus. Na, o 800, o štai ši balta linija, jinai mums tarnaus kaip vieta, kur mes statysime stopus arba take profitus.
Taip pat atkreipsime dėmesį į 68 ir 32 lygį. Jei TDI indikatorius bus aukščiau 68 lygio, mes pirkimų nesvarstome, kadangi vyrauja perpirkimas rinkoje, o jei kaina žemiau 32 lygio, mes nesvarstome pardavimų, o svarstysime tik pirkimus. Na, o jeigu mes jau, tarkime, būsime įėję į poziciją pardavimo, tai mes žiūrėsime, kaip mums išeiti. Na, tikiuosi, principas aiškus. Kągi, pereisime prie konkrečių pavyzdžių. Taigi, pasižiūrėkime, kaip strategija veikia praktikoje. Štai vertikali raudona linija mums rodo Londono sesijos pradžią, o ruda linija Amerikos sesijos pradžią. Taigi, Londono sesijos pradžia ir mes žiūrime iš pradžių į linijas. Matome 200 ir 800 slankio vidurkio linijos yra žemiau kainos, kaina yra virš šių linijų, reiškia mes žiūrėsime tik pirkimus, pardavimų mes nesvarstysime. Matome, linijos yra beveik kartu eina. Mes Londono sesijos pradžioje laukime signalų, žiūrime, kur yra TDI indikatorius. TDI indikatorius yra šiek tiek aukščiau 50 lygio, vadinasi, rinkoje vyrauja pirkėjai, todėl mes laukiame linijų persikirtimo. Na, buvo persikirtimas prieš sesiją žemyn, toliau linijos atšoko nuo 50 lygio ir persikirto štai šioje vietoje. Štai šioje vietoje yra signalas pirkimui. Priminsiu, strategijos stopas ir take profitas yra vienodi. Stopas yra 20 punktų ir take profitas yra taip pat 20 punktų. Na, aš pasižymėsiu. Taigi, signalas pirkimui būtų čia ir stopas būtų kažkur tai čia. Na ir čia matome, kad stiprus trendas į viršų, mūsų take profitas būtų suveikęs, mes būtume uždirbę 20 punktų. Ir matome, TDI indikatorius įeina virš žalia linija virš 68 lygio, ilgai čia neužsibūna, kaina iš karto apsisuka ir eina žemyn. Matome, link Amerikos sesijos trendas keliauja žemyn, kaina apsisukinėja ir Amerikos sesijos pradžioje mes jau turime trendą žemyn. Tačiau šioje vietoje jokių signalų pardavimui mes nesvarstome, kadangi atsimename, kad mūsų taisyklės neleidžia svarstyti signalų pardavimui, jeigu kaina yra virš 200 ir 800 slankių vidurkių linijų. Ir štai pasižiūrėkite, kaip kaina gražiai atsimuša į šitas linijas. Vieną kartą, antrą kartą, vėl atšoko į viršų, vėl bandymas pramušti ir tiesiog ant tų linijų kaina tolygiai keliauja horizontaliai. Matome, kaip iš tikrųjų veikia 200 dienų slankusis vidurkis ir 800.
Dar vienas pavyzdys pirkimui. Turime Londono sesijos pradžią, žiūrime, mūsų slankiai vidurkiai yra žemiau kainos, todėl mes tik tai pirksime. Toliau žiūrime mūsų TDI indikatorių. TDI indikatorius yra virš 50 lygio, tai neprieštarauja pirkimam ir laukime signalo pirkimui. Aš noriu priminti, kad take profitas ir stopas yra 20 punktų, tačiau jūs galite savo nuožiūrą šiek tiek padidinti, šiek tiek sumažinti take profitą ir stopą. Testuojant buvo nustatyta, kad optimaliausias variantas yra 20 ir 20. Taigi, sesijos pradžia ir signalas, matome linijos persikirta 45 minutės po Londono atsidarimo. Štai šioje vietoje. Stopas būtų kažkur tai daug čia. Ir take profitas 20 punktų. Matome, būtų suveikęs už kelių valandų. Ir mes uždirbome 20 punktų. Toliau matome kainą. Šiek tiek apsisuka ir Amerikos sesijos pradžioje matome signalas pirkimui. Priminsiu, Amerikos sesijos metu mes dirbame tik tai pirmomis 2-3 valandomis. Ir štai matome signalas pusvalandis po Amerikos sesijos pradžios. Ir štai atkreipkite dėmesį, kad signalas atsirėmęs yra į apvalų lygį 1,29500. Ir būtent nuo šito lygio kaina tiesiog kaip atsispirdama. Matome signalas, tada į signalas šiek tiek anksčiau pasirodė negu trendas nuėjo į viršų. Todėl mes šioje vietoje, štai šioje vietoje, stopą nustatome kažkur tai čia. Štai čia. Ir mūsų 20 punktų būtume paėmę labai nesunkiai sekančios valandos bėgyje. Ir štai matome, kad praėjus 2-3 valandom po Amerikos sesijos pradžios rinkoje atsiranda fletas, rinka nusistovi, vyrauja ramybė, todėl prekyba tolimesnėmis valandomis nėra prasminga. Dar vienas variantas. Matome, kad Londonas prasidėjo iš karto į apačią nuo mūsų slankių vidurkio. Ir ką mes čia darysime? Matome, kad yra signalas, šiek tiek anksčiau jisai prasidėjo, linijos persikirto truputį prieš Londoną, bet šioje vietoje, jeigu mes būtume įėję į poziciją, tarkime, mes įėjom linijos viršui, mūsų stopas kaip tik tai prie baltos ir raudonos linijos, ir matome, kad kaina neėjo žemyn, o stovėjo vietoje, šiek tiek grįžo atgal, ir matome, kad TDI persikirto vėl atgal, vėl žalia linija iš apačios perkirto raudoną. Tai reiškia, kad kaina sukasi, kaina apsisukinėja, ir šioje vietoje, štai šioje vietoje, mums vertėjo iš pozicijos išeiti.
Jeigu mes įėjome šioje vietoje, išeiname čia, mes uždarome su nuostoliu apie 5 punktus, bet sutikite, 5 punktai nuostolių yra kur kas geriau negu kad 20 punktų. Jeigu mes būtume palikę poziciją ir matome, kad mūsų stopas būtų suveikęs 20 punktų. Todėl žiūrime į TDI indikatorių, kai tik tai linijos persikirta, dažniausiai tai yra signalas atgal. Na ir jeigu mes būtume palaukę Amerikos sesijos, na, vėlgi variantas problematiškas, kadangi kaina perkirto slankiuosius vidurkius ir apsisukus Amerikos sesijos pradžioje, na, dabar mes matome, kad jinai prakirto, bet jeigu mes to nebūtume žinoję, šioje vietoje įeiti į poziciją būtų nepatartina, kadangi kaina yra virš šių linijų, todėl daugiau šansų, kad jinai būtų atšokusi, negu kad pramušusi jas. Na ir pažiūrėjome pirkimus, pasižiūrėsime pardavimus. Taigi, matome, kad kaina yra žemiau mūsų slankių vidurkių linijų, Londono sesijos pradžia ir matome žalia linija, indikatoriaus TDI žalia linija iš viršaus kerta į apačią raudoną. Taigi mūsų signalas bus štai šioje vietoje, užsidarius šitai žvakiai, stopas 20 punktų, tik profitas taip pat 20 punktų. Ir matome, mūsų 20 punktų sėkmingai buvo pasiektas. Aš noriu dar priminti, kad strategijoje yra toks elementas kaip pasiekus tam tikrą punktų kiekį, šiuo atveju tai yra 12 punktų, stopo perkelimas į nenuostolio zoną. Na, tai yra apsidraudimas nuo nereikalingų nuostolių, nes kadangi mes prekiaujame dienos metu, trendai nebūna pastovus, todėl kai kas naudoja stopo perkelimą į nenuostolio zoną, kai pelnas pasiekia 12 punktų. Tai reiškia, kad kai pasiekėt pelną 12 punktų, stopą perkelėt į 1-2 punktai, na, spredo dydžio į ten, kur įėjot, ir jūs esate jau apsaugoti nuo, jeigu kaina apsisuks staigiai, tai jūs uždirbsite 1-2 punktus, bet būsite išvengę nereikalingų nuostolių. Kągi, manau, kad sistema daugmaž tapo aiški. Linkiu jums sėkmės. Ačiū už dėmesį. Video įrašyta specialiai Forex prekiautojo portalui. Iki pasimatymų.